Sveiki, gerbimi draugai ir kolegos. Šiandien kalbėsime tokią temą, kuri iš vienos pusės yra maloni, iš kitos pusės ne. Tai šiandien mes kalbėsime apie įmonių bankrotą. Tai dėl ko jinai maloni, tai kad aš kaip visada pabaigoje laidų sakau, kad čia labai gerai, kad mūsų rinka valosi, išeina tokie darbdaviai, kurie nemoka ir ten turi daug visokių baudų iš inspekcijos, administracinių ir panašiai. Bet kartais, aišku, čia labai retai įmonės ne dėl savo ten vidinių, kaip sakyt, ir galbūt ir geri vadovai, tiesiog dėl ekonominių kažkokių tai dalykų, galbūt vat, kaip ir sankcijų įvedimai visokie, karas įtakoja ten ir panašiai. Tiesiog bankrutuoja, bet čia tikrai maža dalis, didžiausia dalis, aš manau, kad įmonės, kurie nemoka susitvarkyti, kurie tiesiog dirba, kad nemokėt mokesčių, kažkaip tai sukčiaut ir panašiai. Tai vat šiandien mes kalbėsime apie tokios įmonės, kurie bankrutuoja. Tai ką reikia žinoti darbuotojams, kad jie laiku tiesiog galėtų iš tokių įmonių pabėgti ir paimti su savim tą, ką jie uždirbo, daleiskim. Tai svarbiausia, kokius momentus reikėtų atkreipti. Dabar tiesiog žmogus dirba galbūt jau metai, 2 metus dirba ir panašiai. Tiesiog visada turi atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Pirmiausia, tai paprasčiausias dalykas, tai yra toks internete puslapis Rekvizitai.lt, kur galima patikrinti bet kokią Lietuvoje registruotą įmonę. Pavyzdžiui, įvedat savo įmonę, ten daleiskim OAB, nežinau, ten kokią nors statybos įmonę ir išmeta iškart rekvizituose įmonės visą informaciją. Ten informacija apie vadovą, jinai gali būti, gali nebūti, bet jūs matot, pavyzdžiui, adresą, ten kontaktus, telefoną, tinklalapį ir ten yra visada informacija skolai, pavyzdžiui, skola sodrai ar skola mokesčių inspekcijai. Tai vat jeigu jūs atidarot, žiūrit, kad darbdavys skolų neturi, viskas tvarkoj, reiškia, kol kas nėra ko pergyvent, reiškia, viskas tvarkoj. Čiagi nesunku pažiūrėti, pavyzdžiui, kartą per mėnesį, tiesiog atidaryti ir pažiūrėti. Dabar kas, jeigu nežiūri tokių dalykų, pavyzdžiui, antras toks variantas, kad gali būti, kad pradėjo atlyginimus nelaiku mokėti. Turi, pavyzdžiui, pagal darbo sutartį 15 dieną ar ten vieną kartą per mėnesį 25, jums vėluoja atlyginimas. Sako, dabar negalim ten, tai jau tada, kas ir nežiūri, jau čia signalas tiesiog pažiūrėti tą Rekvizitai.lt, galbūt jau ten atsirado skola ir ten, pavyzdžiui, turi skolų, gali VMI ar ten Sodra užblokuoti sąskaitą dėl skolų ir tada darbdavys negali išmokėti tiesiog, dėl to ir prašo, kad vėliau ir panašiai. Tai čia antras dalykas, ir dar gali būti toks dalykas, kada darbdavys ruošiasi, taip jau, kaip sakyt, numato, kad tas bus dalykas ir, pavyzdžiui, nori, kad visų pinigų ten sąskaitose nerištuotų ir panašiai, tai kartais tokių gudrybių daro, kad turi kitą kokią nors sąskaitą, nežinau, tiesiog ar būna, kad iš ES kitos valstybės, kur ten, pavyzdžiui, antstoliai negali ten jų, kaip sakyt, areštuoti ir panašiai. Tai tiesiog irgi, trečias dalykas, tai jūs visada žiūrėkit pavedimą. Jūs gavot atlyginimą, tai jūs vis tiek turit matyti, kad jums pervedė ten tokia įmonė ir visada tokia įmonė veda tos pinigus. Ir jeigu jūs jau matot, kad atėjo pinigai iš kitos sąskaitas, tai taip pat jau yra signalas, kad gali būti jau įmonė tiesiog taip ruošiasi kažkaip tai tiesiog greitai išnykti. Tai o darbuotojai gali turėti skolų visokių ir po to netaip paprasta tos skolas jau gražinti. Dabar DGK praktikoje pas mane, daleiskim, buvo tik tai viena byla įmonė, kur bankrotas buvo paskelbtas, buvo teismas. Ir visgi pavyko su bankroto administratoriu padaryti taikos sutartį. Tai taikos sutartis buvo padaryta 6 000 eurų buvo gražinta, čia į rankas kalbu, nes didžiausia suma kažkur tai dabar 26 metais maždaug 6,5 tūkstančių būtų. Jie daugiau darbo užmokesčio fondas išmoka nedaugiau negu 6
MMA, bet MMA netaip skaičiuojamas kaip darbuotojų, ten išskaičiuojami mokesčiai, ten kitokių būdų mokesčiai išskaičiuojami, mažiau išskaičiuojama, tai ten maždaug 1000 eurų gaunasi ir 6 mėnesiai net daugiau negu 1000 eurų, tai maždaug apie 6,5 tūkstančių galima daugiausiai gražinti tų pinigų. Tai vad, ką jūs turite tada žinoti, jeigu jau matot, kad tokie vėlavimai, kad kita galbūt įmonė moka ar kitą sąskaitą ir panašiai, jūs jau turit žinot, kiek jums, pavyzdžiui, nesumokėjęs atlyginimo. Dabar jeigu darbuotojas ten gauna minimum, tai jisai 3-4 atlyginimus jau negavęs, tai iš tikrųjų reikia kuo greičiau jam rašyti prašymą pagal 56 straipsnį ir su 2 išeitinim, kad išeit su 2 kompensacijom, nes, pavyzdžiui, 3-4 mėnesiai nesumokėta, tai tada galbūt darbuotojui pavyks viską ir pasiimti, nes būtų 4 atlyginimai, plus 2 tai 6 atlyginimai, ten aišku netesybos, jeigu bus, tai jų nepritėjęs dėl to, kad vis tiek suma būtų didesnė. Tai vat maždaug 6000 jūs ir gausit iš darbo užmokesčio fondo. Darbuotojų, kurie, pavyzdžiui, gauna 2000 rankas, jau čia daugiau negu vidurkis, kartais yra tokių darbuotojų, kad iš tikrųjų ten ir 3 ir 4 tūkstančius gauna, tai irgi turi žinoti, kad tokių darbuotojų atveju jau 1-2 mėnesių, net 2 mėnesių atlyginimo skola gali būti nepilnai gražinta, nes gali būti priteista suma didesnė negu ten 6,5 tūkstančių, o kaip aš minėjau, tai 6 pagal MMA žiūrima, o ne pagal darbuotojų atlyginimą. Tai kartais gali būti darbo sutartį ten ir 10 tūkstančių žmogus uždirba, tai jisai jau tiesiog, jeigu iškart nebėga iš įmonės, jisai net jeigu ir iškart pabėga, tai vis tiek jisai visko nesugražins. Tokie įstatymai ir aš manau, kad įstatymas apgina tokius žmonės, kurie uždirba mažiausiai, kad, pavyzdžiui, ir taip mažai gauna, ir jeigu dar jie kažko tai nedagauna, tai reiškia, tai kad žmogus iš vis neatsidurtų tokioje padėti, kad vos ne gatvėje. Tai kurie gauna po 10 tūkstančių, žinoma, kad jie, jeigu ir bankrutos, tai tikrai tokius pinigus gaudavo, tai nelabai susidurs su tokiom problemom. Tai va, kolegos, tai šitoje vietoje šitą dalyką reikia tikrai žinoti ir save apsaugoti. Tai va, tai galbūt dėl šitos temos tiek, nes čia tikrai nėra plati tema, bet tiesiog žinokite savo teisės ir visada laiku, jeigu turit kažkokių tai klausimų, tai net ir darbo inspekciją galite paskambinti, tai darbo inspekcija tikrai pasakys maždaug tą patį, kad net, kaip sakyt, kad kuo greičiau bandykit ar savo norų, tai aišku, nėra reikalo išeiti, dėl to, kad jeigu jau mėnesis ar 2 mėnesius iš eilės nemoka atlyginimų jums, tai nėra prasmės išeiti savo norų, dėl to, kad savo norų jokių išmokų nepriklauso, bet jeigu jūs jau išeisit pagal 56 straipsnį, darbdavys neatsiskaito, tai darbo ginčo komisija be jokių problemų priteisia, jūs tik tai parodot, pavyzdžiui, banko išrašą, kad jums 2 mėnesių nėra jokių pavedimų iš darbdavio ir jokių problemų nebūna, tik tai reikia surašyti prašymą ir pateikti prieš 5 darbo dienas. Jisai netaip kitokių formatų, ten pavyzdžiui, pagal 54 kitaip, ten kiti straipsniai biškai kitaip reglamentuoja, bet būtent 56 reglamentuoja prieš 5 darbo dienas reikia išsiųsti. Daleiskim, jūs 1 dieną rašot mėnesio, ir prašot atleisti iš darbo pagal 52 straipsnį 1 dalį nuo 7 dienos, tai kad praeitų 5 darbo dienos, ten gali būti ir 8 diena. Tai va, kolegos, tai tokia informacija šiandien dėl įmonių bankroto. Tai va, tai kaip ir sakiau, kad jau šiandien pabaigoje nesakysiu, nes aš pradžioj pasakiau, kad būtent šiandien tema buvo apie įmonės, kurios bankrotuoja. Tai tada, kolegos, šiandien būtų tiek, visiems gražios likusios dienos ir iki kitų susitikimų.